Sveiki visi, su jumis kriptovaliutų pasaulis ir šiandienos vaizdo įraše parodysiu jums galimybę gauti 30 eurų Bitcoin pavydalu, kas jums neužtruks ant tiek daug laiko, faktiškai jums reikės apie 15 minučių, bet yra niuansas, kad jums reikės po to palaukti tam tikrą laiko tarpą, kad po to šitus bitcoinus nemokamus išgrininti. Jeigu norite pasidaryti visą šitą dalyką, tai rekomenduočiau aišku jums perskaityti straipsnį. Čia yra straipsnis mano svetainė Crypto.lt. Čia faktiškai yra aprašyta, kaip čia viskas atrodo ir kaip čia galime pamatyti, čia yra faktiškai pilna instrukcija, kad jums reikės visų pirma paspausti va šitą nuorodą. Nuoroda aišku bus ir šito vaizdo įrašo aprašyme. Čia jums reikės įrašyti būtent savo elektroninį paštą, į kurį jums ateis specialus linkas. Ir kalbant apie patį Robinhoodą, nes galbūt kai kurie dabar žiūri šitą filmuką ir nelabai supranta, kas tai išvis yra, tai yra aplikacija, per kurią galite nusipirkti kriptovaliutos, parduoti jos. Čia galima tai palyginti kaip Revolutas prieš tam tikrą metų skaičių, kur galėjote tiesiog nusipirkti kriptovaliutos gan labai patogiu būdu, bet čia faktiškai pagrindinis dalykas yra tai, kad žmonėms, kurie nori gauti tam tikrą kiekį kriptovaliutos faktiškai nemokamai, jie turės užsiregistruoti ir įdėti čia minimum 30 eurų. Čia yra parašytos visos taisyklės, kaip čia viskas veikia, tai faktiškai jums reikės būtent padaryti depozitą, tai reiškia įnešti tam tikrą pinigėlį, kuris čia, kaip yra nurodytas, yra 30 eurų. Po to jums reikės nusipirkti bet kokios kriptovaliutos. Tai čia gali būti Bitcoinas, Ethereumas, dar kažkokia kriptovaliuta. O kitas dar dalykas, tai jums reikės aišku dar palaukti, kol jūs galėsite išimti šitą faktiškai nemokamus pinigėlius. Tai čia būtent yra parašytas taisyklėse, kad jums reikės palaukti 180 dienų po to, kai jums faktiškai buvo duotas šitas pinigėlis. Tai čia galbūt kai kuriem žmonėm yra kaip ir bloga žinia, bet iš kitos pusės, jeigu jūs nusipirkot kažkokios kriptovaliutos arba tą patį bitcoiną, kurį jūs gavote, jeigu gerai atsimenu, galite parduoti, nusipirkti kitos kriptovaliutos, galite palaukti šitos pusę metų ir galbūt šitą kriptovaliutą kaip tik kainuos kelis kartus daugiau, tai jūs galų gale būsite kaip tik užsidirbę, bet aišku yra tikimybė, kad galbūt šitos kriptovaliutos kaina kris iki beveik nulio. Nu čia irgi aišku tokia tikimybė yra galima. Bet čia aš žiūrėčiau galbūt iš tos pusės, kad jeigu jūs dar neprekiavote kriptovaliutom ir norėtumėte įsidėti kažkokį pinigėlį, gauti dar tam tikrą bonusą, nes jeigu, pavyzdžiui, įdėjote 30 eurų, nusipirkote bitcoiną, gavote dar 30 eurų bitcoino pavydalu ir galima sakyti, kad šiai dienai turite bitcoino, kuri vertė yra 60 eurų, o galbūt būtent už pusę metų čia bus ne 60 eurų, o 100 eurų. Bet aišku, gali būti ir kita pusė, kad čia galbūt bus ne 60 eurų, o bus, pavyzdžiui, 5 eurai. Tai čia, aišku, reikia riziką čia žinot, kad ji būtent ir yra. Ir aišku, žmonėm, kurie galbūt pirmą kartą susidūrė su kriptovaliutų pasauliu, tai aišku, aš rekomenduočiau perskaityti būtent šitą straipsnį, kuriame yra parašyta apie rizikos suvokimą, rinkos kriptovaliutų tyrimą ir analizę. Faktiškai tokius dalykus, kuriuos reikėtų pasidaryti kiekvienam žmogui, kuris pradeda domėtis kriptovaliutomis. Bet grįžtant prie Robinhoodo, tai mano tokia rekomendacija būtų, kad kiekvienas žmogus, kuris čia užsiregistruoja, turi žinot, aišku, kad šita įmonė yra registruota Lietuvoje ir čia jeigu skaitėte taisyklės, nes aišku, kiekvienoj akcijoj, airdropui arba kito galimybė, kada galite gauti nemokamai kriptovaliutos, rekomenduoju pasiskaityti pilnai taisyklės. Ir čia, kaip matome, būtent yra pažymėta, kad čia yra susieta būtent su įmonė, kuri randasi Lietuvoje. Aišku, čia gali būti toks formalus dalykas, nebūtinai čia viskas veikia per šitą įmonę ir čia, kaip pasižiūrėsim, darbuotojų skaičius yra tik 2, bet čia aišku, ne pati naujausia informacija, galbūt, nežinau, rytoj čia darbuotojų skaičius padidės, bet čia šitame esmė. Faktiškai jums rekomenduočiau didžiulių pinigų, aišku, į Robinhoodą nedėti, čia yra faktiškai centralizuota
platformą ir jeigu jį užsidarys, tai galbūt ir jūs prarasit savo tam tikrus pinigėlius. Tai mano rekomendacija, galbūt tiesiog pasinaudoti šitą akciją. Čia gali būti galbūt ir jūsų pirma transakcija, tai aišku, jums reikės pasitvirtinti tapatybę, pilna instrukcija randasi būtent šitam straipsnį. Vienintelis dalykas, kad šitas straipsnis yra neaktualus iš tos pusės, kad jau nėra tokios galimybės laimėti iki vieno bitkoino, kažkada galima buvo gauti, pavyzdžiui, nuo 10 iki 20 eurų ir galbūt vienas antras žmogus ir laimėjo visą šitą vieną bitkoiną, bet 30 eurų, aš manau, irgi yra geras pinigėlis ir aišku, rekomenduočiau jums kiekvienam pasibandyti ir blogiau, manau, nuo šito tikrai neturėtų būti. Aišku, jeigu čia yra jūsų paskutiniai 30 eurų, tai nesakau, kad jūs turite būtent čia juos ir dėti. Tai straipsnio nuoroda bus vaizdo įrašo aprašyme, tai rekomenduoju paskaityti, jeigu čia yra tavo galbūt pirmas filmukas, kurį tu žiūri susietas su kriptovaliutų tematika, tai aišku rekomenduoju užeiti į svetainę Kriptauta ir daugiau pasiskaityti, jeigu nori daugiau išmanyti apie kriptovaliutų pasaulį, tai aišku rekomenduoju kuo daugiau skaityti, kuo daugiau domėtis, aišku, proto ribose, nes aišku, kriptovaliutų pasaulis yra toks dalykas, kuris galbūt gali tau pakenkti tam tikrą prasme, tu gali prarasti savo visus galbūt ir pinigus dėl savo neatidumo, dėl tiesiog žmogiško faktorio, o galbūt tiesiog kažkas pabandys nuo tavęs tavo pavogti kriptovaliutas, tai turi būti aišku atsargiai. Bet visokiam akcijom, kada yra galimybė užsidirbti tam tikrą pinigėlį, neįdedant tam tikrų daug pastangų, tai manau reikia ir ją pasinaudoti. Tai ačiū visiems jums už peržiūrą ir iki pasimatymo artimiausių metų.